socialinė. Labai dėkoju Jums, kad sutikote dalyvauti šiame interviu. Taigi galėtume pradėti nuo klausimų. Taigi, savanorystė bibliotekoje. Kas tai yra? Na, pirmiausia, kas yra pati savanorystė? Tai yra veikla, už kurią jokio finansinių pareigūnų negausi ir kuri yra naudinga kažkam kitam. Anksčiau gal buvo labiau tai populiaru, kad padėt sunkiai sergantiems, vargstantiems, ten pavyzdžiui, Caritas. Netaip seniai atsirado kaip ir dviguba galimybė, kad ne tik padėti, bet ir pačiam žmogui tobulėti. Tai, sakysim, viena iš tokių galimybių ir atsirado savanorystė bibliotekoje. O kas gali savanoriauti bibliotekoje? Yra kažkokie kriterijai? Kriterijų tokių kaip ir nėra, galbūt kaip ir visur kitur dirbti. Jeigu ten bus psichiškai nesveikas, gal toks ir nelabai galėsi tokioje vietoje dirbti. Bet iš esmės tai savanoriauti gali visi, bet yra kaip ir dvi kategorijos. Ar savanoris, kuris yra atėjęs savo noru, ar kuris nori dalyvauti kažkokioj projektiniai veikloje. Sakysim, dabar mes turim savanorę Eglę, jinai dalyvauja pagal projektą, tai būtų Atrask save. Šitam projektui tai gali dalyvauti nuo 19 iki 29 metų. O jeigu šiaip ateit padėt dirbti, tai populiaru užsienyje, kad ateina pensininkai ir mokina iš savo srities, tai visada prašom. O kodėl, pavyzdžiui, kiekvienam žmogui sutiktam gatvėje būtų vis dėlto verta išbandyti savanorystę bibliotekoje? Galbūt todėl, kad bibliotekoje yra galimybė sutikti daug įvairių žmonių, ypač nacionaliniam parke, kai čia ateina ir užsieniečiai ir lietuviai, tai galimybė praplės savo akiratį. O kitas dalykas, taigi darbas tarp knygų, o knygos ir kompiuteriai, visa naujausia informacija čia vietoj. Tai vat ir tobulėjimas, ir žinių pasisėmimas, ir bendravimas galima save labai gerai realizuoti. Ir su savim galbūt susipažinti. Taigi galim užbaigti biblioteka ir pereiti prie platesnio rato. Tai ar turi pagrindo teiginys, kad savanorystės patirtis padeda lengviau susirasti darbą? Na, taip pat būtų ir klausimas. Ar mokymasis padeda susirasti darbą? Tai būtų ir atsakymas, manau, kad taip. O pabaigai, ką galėtumėt pasakyti tiems, kurie sėdi namie, vis galvoja, ruošiasi, bet vis nepasiryžta savanoriauti? Tokia labai paprastas pasakymas. Mažiau svarstyti, imti ir daryti. Išeiti iš savo komforto zonos ir pasidžiaugti, kokia graži aplinka. Gerai, ačiū už pokalbį. Prašom. Labas, Eglė. Labas, Rasa. Ačiū, kad sutikai dalyvauti šiame interviu ir tai galėtume pradėti nuo pirmo klausimo. Tai kodėl nusprendei būtent savanoriauti bibliotekoje? Nes čia atsiveria didžiulės galimybės. Čia galiu sutikti įvairių žmonių, skirtingo amžiaus, skirtingų polinkių, skirtingų hobių. Ir tai padeda ugdyti mano charakterio savybės, mano bendravimo įgūdžius. Taip pat čia galiu realizuoti save. Galiu dirbti tiek su vaikais, tiek suaugusiais, užsiimti norimą veiklą ir čia turiu visas galimybės save išreikšti. O kokios pareigos tau yra patikėtos? Na, šiuo metu daugiausiai dirbu su jaunųjų skaitytojų klubu Pelėdžiukais, bet taip pat padedu ir aptarnaujant klientus, pateikinant jų poreikius. Kas šiame savanoriavime tau labiausiai patinka? Labiausiai patinka tai, jog čia yra visos galimybės man atsiskleisti. Aš galiu užsiimti ir darbų su vaikais, ir su suaugusiais, taip pat galiu kurti, galiu piešti, galiu daryti įvairias dekoracijas. Taip atsiskleidžia įvairios mano pusės, taip galiu labiau pažinti save. O dabar truputį pakalbėjus bendrai apie savanorystę, tai kas sunkiausia būnant savanorė? Galbūt sunkiausia yra pasiryžti, nebijoti ir eiti. Daug patogiau yra sėdėti namie ir ką man veikti. O veiksmui reikia pastangų. O ką tavo nuomonė suteikia savanorystė? Arba būtent ši savanorystė? Savanorystė realiai suteikia pažintis, savirealizavimą bei savęs pažinimą. Ir ką patartum tiems, kurie vis sėdi namie ir nesiryžta savanorystei? Svarbiausia nebijoti, klausimų iškils, kur tu veiktum, nesvarbu, kuo tu nori būti. Tačiau būtent savanorystė tu turi ir kuratorių, ir modeliatorių, ir jie abu tau gali padėti tau atsakyti tavo norimus klausimus, tad tau nekila problemų. Ačiū.